Projekte naudojami yra 4 skirtingi akmenys, jie yra iš visiškai skirtingų pasaulio kampelių. Tas pagrindinis fasadinis yra iš Kroatijos, jis vadinasi Džalo Distrija. Buvo pasirinktas skelto, čia lietuviškai jo split face šiaip vadinamas, bet skelto akmens paviršius. Tai yra mechaninis procesas, kur paimama didelė plokštė ir jinai skeliama į 2 dalis. Tam, kad išgauti tą tokį gylį akmens paviršiuje, tas pats akmuo turi būti pakankamai storas, bet esi ribojamas techninių niuansų susijusių su kabinimo sistema. Mes tą storą medžiagą dar iš galo šiek tiek pripjovėm, kad sulengvinti tiesiog, kad būtų patogiau ir saugiau pakabinti ant to fasado. Čia nėra taip paprasta, kad čia parodai, nusintei išmatavimus ir tau kažkas tai atveža supjauta. Ne, tu turi kiekvienam proceso etape tikrinti ir save, ir kitus.